Labas rytas, mėly žiūrovai. Labas rytas ir gurmanai. Tikrai taip, sveiki gyvi gurmanai. Šis rytas yra daugiau skirtas jums, tiems, kuriems neužtenka paprasto elnienos troškinio su bebro taukų padažu ir taip toliau. Aš pasiūlysiu pasigaminti skrebutį su vynogėmis, brendžiu, šoninę ir dar daug gerų skanių dalykų. Šiam patiklui pasigaminti mes naudosime duoną, petražolės, vynogės, svogūną, česnaką, citriną, sviestą, šiek tiek brendžio, puikios, gražios rūkytos šoninės, grietinėlės, alyvuogių aliejaus, rozmarino, pipirų ir be abejo druskos. Paimsime sviestą ir alyvuogių aliejų ir jį ištirpinsime keptuvėje. Dedame gabalėlį sviesto į keptuvę, įpilam šiek tiek alyvuogių aliejaus ir palaukime, kol viskas ištirps. O dabar imsimės vynogių. Ką mums reikia padaryti su vynogėmis? Imame vynogės ir pjaustome pusiau. Galite įjungti savo orkaitę ir nustatyti 180 laipsnių karštį, nes ten mes darysime skrebučius. Sudedame vynogės į dubenėlį. Imsime citrino žievelę ir nuskusime citriną. Štai taip. Nuėjame citrino žievelę, įspauskime citrinų sulčių. Na, o dabar galime pradėti gaminti skrebutį. Duosiu labai gerą patarimą, unikalų patarimą. Kaip padaryti, kad skrebutis būtų skanus? Mes tą sviestą, kurį ištirpinome su alyvuogių aliejumi, mes merksime mūsų duonelę, ją šiek tiek pavilgysime ir dėsime ant grotelių. Taip mūsų skrebutis labai gražiai apskrus. Viską išdažome, išvilgome ir galime dėti groteles į orkaitę. Paliekame apytiksliai 10 minučių. Galime įpilti iš karto alyvuogių aliejus šiek tiek į keptuvę. Svogūną pjaustome griežinėliais. Supjaustysime česnaką. Paimsime ir pasmulkinsime šoninę. Plonomis juostelėmis susmulkiname. Ir galime sudėti viską į keptuvę. Šiek tiek apkepti. Šiek tiek pamaišome, tačiau neleiskime, kad svogūnai pradėtų skrusti, nes mums to visiškai nereikia. Mums reikia tik tiek, kad jie suminkštėtų ir šiek tiek pakeistų spalvą. Skrebučiai jau yra paskrudę, dabar mums belieka juos išimti. Tai veikiau yra panašiau į sausainėlius, o ne į duonos skrebučius. Tikrai ne tie skrebučiai, kuriuos mes darome tosteryje. Dabar mes skrebučius perpjausime į mažesnius gabalėlius. Tiesiog galite girdėti, kaip puikiai jie traška. Išdėliojame skrebučius, dedame garnyrą ant mūsų skrebučių. Ištirpinsime gabalėlį sviesto, įdedame šiek tiek smulkinto rozmarino, supilame grietinėlę, leidžiame jai užvirti, pilame šiek tiek brendžio, šviežio pipiro, druskos, supilame į mūsų vynogės, kurios yra paruoštos su citrinų sultimis ir citrinų žievelėmis. Lengvai permaišome ir galime dėti ant skrebučių. Priminsiu, kad šį patiekalą pasigaminti taip pat nėra labai brangu. Tokią lėkštę šių sumuštinių pasigaminti kainuos apie 6 litus. Na, o dabar aš palinkėsiu jums gero apetito ir tikiuosi pasimatysime kitą rytą.